Aldą aš sutikau čia gretimai prie salės, klūpantį, žiūrinti pro stiklą. Ten aišku skambėjo sunkiaatlečių diskai ir imtynininkų gretimoj salėje treniravosi imtynininkų grupė. Na, o jo visas turbūt žavesys buvo į imtynių salę, kaip treniruojasi jo būsimi kolegos. Na ir kas be ko, jo nedomino tikrai sunkiaatlečiai ir jisai, praeinant pro salę, ir pamačiau, kai vaikinas ne pirmą dieną jau jis stebi treniruotės, vis tik tai mūsų ryšiai tikrai tampresni, nes tai mano pusbrolio sūnus. Na ir paklausiu: Aldai, ar tu nori ateiti į salę, pasižiūrėti iš arčiau gyvai, kaip treniruojasi sportininkai, imtynininkai? Na, aišku, treniravosi dziudistai ir treniravosi laisvūnai, laisvų imtynių su treneriu Vytautu Šleinota ir Zenium Vencevičium. Tai vis tik tai jis būdamas išties labai plastiškas ir geras akrobatas, jau pirmoje klasėje būnant, jau jis ir namuose ėmėsi su savo vyresniu broliu baldus į šalis padėdamas, ant kilimo imdavosi. Nu, aišku, sudaužydavo ne vieną ir vazą, ir baldus sugadindavo, tekdavo tėvams pasirūpinti jų renovaciją be abejo. Na, bet aš jį vis tik tai pasitaręs su tėvu atvedžiau į salę pas trenerį Vencevičių. Nu, prieš tai buvo pokalbis su treneriu, kadangi jis buvo pirmokėlis, buvo aišku sudėtinga pagal visus tarifikacijos kanonus, turbūt nebuvo galimybės pirmokučių priimti į tokias grupės imtynių, kadangi tik tai 4-5 klasių buvo priimami moksleiviai. Na, aš irgi užsiminėjau su bendro fizinio pasiruošimo grupė. Aš jį iš pradžių pasiėmiau į savo grupę, kad jis sustiprėtų fiziškai, kad jis galėtų žaisti. Tai buvo pirmiausia tai judrieji žaidimai, futbolas, kvadratas, regbis ir panašios sporto šakos judrių žaidimų. Na, o vieną kartą į savaitę jis ateidavo į sporto salę pasižiūrėti, kartu pabendrauti su imtynininkais. Na, o vėliau jam jau tapus antroku, treneris jį priėmė į grupę, bet nesąrašinę grupę, ir jis jau pradėjo treniruotis 3 kartus į savaitėje dziudo imtynės. Na ir svarbiausia tai, kad kadangi jo tėveliai buvo tikrai, ir tėvas buvo praeitie treniravosi boksą, motina buvo ir lengvatletė, ir rankininkė nebloga, fiziškai buvo labai stiprus, matomai genai, paveldimumas ir jo užsispyrimas ir nukreipė į dziudo imtynes. Na ir besitreniruojant jau jisai 3-4 metais vyresnius guldė ant menčių. Vaikinas buvo išties perspektyvus ir turėjo turbūt savo tokią, sakyčiau, turėjo viziją tapti gerų sportininkų. Svarbiausia tai, kad jisai buvo labai užsispyręs, valingas. Na ir dar svarbiausia tai, kad laikėsi labai griežto režimo. Tai jo tokis buvo kelias į ateimą į didįjį sportą. Na, po to metai po metų jis tapo ir jaunučių Lietuvos čempionių, jaunimo, tapo Lietuvos rinktinės nariu. Nu, ateity garsino ne tik Alytų Lietuvą, bet ir įvairiuose tarptautiniuose renginiuose buvo keliama Lietuvos vėliava jo garbei.